Sveiki, brangus klausytojai. Su jumis Aušra ir podkastas 5 minutės. Duok man šį kalną. Esu toks pats stiprus, kaip tą dieną, kai Mozė mane siuntė. Kokios tuomet buvo mano jėgos, tokios ir dabar. Ir mūšyje, ir išeinant iš namų, ir pareinant į namus. Tad duok man tą aukštumų sritį, apie kurią kalbėjo Viešpats tą dieną, nes pats tą dieną girdėjai, kad ten yra anakiečiai ir galingi įtvirtinti miestai. Jei tik Viešpats bus su manimi, išvarysiu juos, kaip Viešpats yra sakęs. Jozuės 14 skyriaus 11-12 eilutės. Prieš paskirstymą užimtos žemės, Kalebas atėjęs kartu su giminių galvomis išreiškė ypatingą prašymą. Be Jozuės Kalebas buvo vyriausias žmogus Izraelyje. Kalebas ir Jozuė vieninteliai iš žvalgų perdavė gerą pranešimą apie pažadėtąją žemę ir drąsinę eiti ir užimti ją Viešpaties vardu. Dabar Kalebas priminė Jozuėjai duotą pažadą apie atpildą už jo ištikimybę. Ta dieną Mozė pažadėjo, prisiekdamas, ta žemė, kurią tavo kojos mindžioja, bus tikrai tavo ir tavo vaikų amžinas paveldas, nes tu buvai ištikimas Viešpačiui, mano Dievui. Jozuės 14 skyriaus 9 eilutė. Dėl to jis pateikė prašymą, kad Hebronas būtų atiduotas jų nuosavybėn. Jo prašymas buvo nedelsiant patenkintas. Nebuvo patikimesnių rankų, kuriomis galima pasitikėti tokios didžiulės tvirtovės nugalėjimui. Kalebo tikėjimas buvo toks pat, kaip ir tada, kada jo liudijimas paprieštaravo netikusiam žvalgų pranešimui. Jis tikėjo Dievo pažadu, kad jis įves žmones į Kanaaną ir šiuo atžvilgiu jis pilnai sekė Viešpatį. Jis su savo žmonėmis išgyveno klajojimą dykumą, taip pasidalindamas su jais nusivylimais ir kaltųjų naštomis. Tačiau jis nesiskundė, bet išaukštino Dievo malonę už tai, kad jis išsaugojo dykumoje, kai tuo tarpu jo broliai išmirė. Šis drąsus senas karys troško duoti žmonėms pavyzdį, kuris išaukštintų Dievą ir padrasintų giminės visiškai užimti tą žemę, kurią jų tėvai laikė nenugalimą. Kalebas gavo paveldą, prie kurio linko jo širdis apie 40 metų, ir jis, pasitikėdamas, kad Dievas bus su juo, išvarė iš čia 3 Enocho sūnus. Bailiai ir maištininkai mirė dykumoje, bet teisieji, žvalgai, valgė eškolo vynuogių. Kiekvienam buvo duota pagal tikėjimą. Netikintieji matė savo baimės išsipildymą. Nekreipdami dėmesio į Dievo pažadą, jie paskelbė, kad neįmanoma paveldėti Kanaano ir jie jo nepaveldėjo. Bet tie, kurie pasitikėjo Dievu, žiūrėdami ne tiek į laukiamus sunkumus, kiek į visagalio pagalbą, įžengė į pažadėtąją žemę. Su jumis buvo podkastas 5 minutės ir Aušra.